Taigi, einame, pažiūrėsime, kur organizuojama šventė. Dienos namai pro langą. Čia nieko nebuvo. Einam, pažiūrėsim pro kitą langą. Štai ir diena. Šokis eina, muzika ruošiama. Užeisim, paklausim, ką gero Giena gali pasakyti. Viskas atrakinta. Tvarkingi kaimynai. Tvarkingi laiškai. Tvarkinga šiukšliadėžė. Lankstinukams. Tvarkinga pašto dėžė. Ir Gienos namai. Užeikim. Žiūrėkim, ką dirba žmonės. Viskas aišku, ką dirba. Giena, aišku, dirba tikrus darbus, neapsigaudinėja ir nieko neugaudinėja. Viskas pažymėta, kaip ir kiti darbai. Ok, einam toliau. Giena dviračių mylėtojas. O štai Giena. Sveikas, Giena. Pakalbėkim, sužinokim daugiau, ką tu ten mums siūlai. Pristėdam. Visur prirašyta vasaros atidarimas. Ok. Na, Giena, prisėsim kartu su tavim. Taigi, turiu keletą klausimų. Kur tu mus kvieti ir kodėl kvieti? Matai, aš noriu draugams sukurti šventę. Dėl jūsų gerovės ir noriu, aš jūs visus kviečiu į vasaros atidarimą, mums negana. Nes aš žinau, ką jūs mėgstate ir žinau, ko jūs trokštate širdį. Ir visą tai galėsite patirti šioje šventėje. Supratau, tada kitas klausimas būtų, o kada vyks, kiek laiko truks, kur vyks? Kokia tema bus? Tai vyks pirmąją vasaros dieną. Darysim vasarą nuo birželio 1 iki 3, visą savaitgalį vyks šventė sodyboje Lukysna netoli Vilniaus, 70 km. O tema bus, kaip visą laiką darysime komandas, kad būtų paįvairinimas, tai varžytuvės tarp komandų. Šį kartą bus skirstoma į baltų dalyves. Perkūno, Žemyno, Stragučio ir Kauko komandos. Supratau, viskas labai įdomu. Tada kitas klausimas, kokia programa numatoma visam savaitgaliui? Dalyje programos tai komandos varžysis draugiškoje kovoje, o šiaip visos savaitgalio metu bus improvizacijos su aktoriais, gyva muzika, tuomet trūktis, kvadratai, krepšiniai, tinkliniai, plius tradiciniai žaidimai ir žiauriai kieta estafetė. Dar vyks workshopas, kur statysime statulą. Patiką, kuomet pasigaminsime savo vasariškų drabužių, kad galėtume puikiai skiričiai atrodyti žaliai kaip ir aš. Po to, kai bus vakarėliai, kur mes trypsim iki ryto, bus meilė, bučiniai, teigiamos emocijos, gera muzika, džiaugsmas, kuris patirsite didžiausią savo emocinį kulminacijos tašką. Paryčiais tai didžiausia bus. Fantastika, o tai kai tiek daug pramogų, tai reikia ir maisto, ar jo bus? Mes turim savo šefą Gediminą, kuris visos stovyklos metu gamins tikrą ir skanų maistą. Galėsit visos metu, naktį ir dieną įsigyti užkandžių, pagrindinių patiekalų, kepsnių, troškinių, sriubų, todėl maisto nesirūpinkit, viskas bus tenai paruošta. Už tikrai priimtiną kainą, savikainą galima sakyti. Aišku, maistas nebūna labai sveikas, kartais brangus. Kaip su gėrimais? Gėrimai vienas baras veiks. Tai bus sidro, alaus, daug alaus, vyno, kokteilio, žinoma, šatukų, tokių kaip 9 mėgstukai. Supratau, o gėrimai brangus, nebrangus? Nebijokit. Galbūt 3 litukai, minukas, 4 litukai, viskas už prieinamą kainą,
tenai bus patogumo. Tai čia iš vis fantastika, o kaip nakvynė, ar bus kur miegoti? Ką tu čia per klausimus sudarinėjai? Taigi susimesi, sodybą atvažiuosi, turėsit savo nakvynės reikalam, kambarius po 4, 6, 8 žmonės nuo jūsų kompanijos dydžio priklausomai, kur galėsite savo ramiai pailsėti, po gerų linksmybių ir pasiruošti kitą dieną. Supratau, o kokia viso šio malonumo kaina? Tas malonumas yra neįkainojamas, visų pirma, ką aš norėčiau pabrėžti, kad šį kartą mesimės ant visų išlaidų grupėms. Nuo 5 asmenų susirenkat savo kompaniją, sėdat į mašiną, atvažiuojat, kaina bus žmogui 65 litai, jeigu tik tai vieną naktį galite praleisti, tai bus po 40 litų. Pavieniai asmenys po 1, 2, 3 kainuos 75 arba 45 litai. Supratau, tai nieko kito nebelieka, kaip tik pačiam rengtis, bėgti ir džiaugti švente. Nu, tu teisingai mąstai, klausyk. Atvažiuokit, žinome, visi, patyrysite tiek daug teigiamų emocijų. Supratau, ačiū tau.